Labas rytas, draugai. Na, užsipylėm kuro, pagirdėm mašiną, pasivėm kavos, save irgi pagirdėm. Kaip sakant, reikia save irgi mylėti. Jeigu savęs nemyli, tai ir kitų nemylėsi. Tai va, po pirmą pasivėm savo kavos, tada užpylėm kuro. Ir ką, važiuojam į priekį. Blin, kaip gerai, kai miegi, išsimiegi ir atsikeli be žadintuvo. Jokio, kaip sakant, streso, nieko. Smagu pabusti be žadintuvo. Nesuprantu, aš pilu, skaitykim, visą laiką Circle K kolonėlėse. Bet, blin, vienoj kolonėlėj pili kurą. Kuras labai putoja. Netgi labai, atrodo, kad ten būtų šampūno pripilta. Kitoj kolonėlėj nieko neputoja. Tai va dabar va neputavo. Skaidri, saliarka, viskas gražu. Kitoj pilis statoja kitam, tam Circle K putoja. Nuo ko čia priklauso, net neįsivaizduoju, kas čia yra. Tai va, ir... Tai ką, važiuojame mes dabar į tą Kraunshokeną išsikrauti. Nu, čia užtruksim 1,5 valandos beveik nuvažiuoti. Taip, kad biški rūkas. Čia žiūrėjau orus, kokie orai pranašaujami. Iki savaitgalio tai gan sausi orai tokie, tai jau žiūri asfaltas toksai sausokas jau jie. Ryte rūkas yra, bet lygtais nesitaško, tai būtų smagu nusiplauti jau mašiną šiandien, rytoj, kad taip savaitėlę pasivažinėsiu švaria mašina. Aišku, norisi ir kad savaitgalį namie stovi švari mašina. Kai ketvirtadienį nusiplaudavai, nu, aišku, vasarą nusiplovai ketvirtadienį, savo penktadienį švari, savaitgalį švari ir visą savaitę švari, kai sausi orai. Bet kai jau ateina tokie orai, drėgni, šlapi, tai tokį šliaugia nuo to kelio. O da ypač tie, kai būna remontai, čia o čia toj kolonėlė, kaip bėgojo, tai čia šalia stato geležinkelį naują, tą greitąjį. Tai tiesa, pasvalai važiuoja su savo tais purinais ratais išvažiuoja, tai čia kelias, ojojoj. Purinas. Jo, traktoriai tenais valo tą kelią, šluoja su šitais pečiais, bet tai vis tiek jį nenuplauna, tai va, biškį palyja, ar rasa pakrenta tas rūgas ir taškas iš aparatų, tai va, mašina šonai molinė kaip savas valo. Tai va, gerai, užtenka moralizuoti, reikia dirbti. Tai rytas atsikėlėm, kiek be žadintuvo, užsidėjau aš žadintuvo 6 valandą, bet pabudau 5:30. Čia gal, kai sako, kai artėja pensijos ir tipo pradėti keltis su gaidžiais, su ruštom, nežinau, ar šitą mano tokia rutina įsimuša jau keltis anksti, kad be žadintuvo pabudai jau 5:30. Jo. Gerai tada, lekiam, dirbam toliau, varom. Štai ir atvykom į tą Shokeną, Crown Imperial Shoken. Jo, čia tik tais atbolas turi įsistumti. Žiemą būna biški. Čia kaip pristumdo sniego daug, tai atbalas čia įsistumti biški yra ankštoka pas jų. Čia dabar tai užsimeti vis normaliai, bet čia kaip būna pusnis, tai čia būna ankštokai, čia būna iš kelių sykių biški duri tą užpakalį, duri. Bet įduri vis tiek. Ai, žiemą, čia dabar, kai žinai, kad nėra tų čia akmenų, tai biški priekabą brauki per sniegus, tai ir praeina. Priekaba neturi
spoilerių šono gali biškį padangos lipti ir per sniegus. Tai va, įsistumiam ir eisim darbuotis. Čia gaunasi per du šonus reikia, per abu du šonus išsikraudinėti. Neturi ilgų šakių jie, tai reikia daryti abu du šonus. Buksuojam. Daug svorio nėra, bet būgis nuleistas ir biškį buksavimas vyksta. Čia biškį pasitaisom, nes jam čia biškį reikia palikti ant vietos ir gale pravažiuoti, ir priekį reikia pravažiuoti čia jam. Ir dar čia kita firmelė važiuoja, čia, kaip sakant, yra ant vieno kiemo keli viršininkai ir įdomiai darbuojasi čia. Reikia sudaryti sąlygas, patogiai išsikrauti, patogiai. Tačiau maladėts toksai vyrukas iškraudinėja. To atvažiuos, po 8-2-3 atvažiuoja. Tai va, gerai. Visio, einam atsidarinėti šonus. Ja. Det ligger på papiret. Det er som en pall. Det er ikke bare en. På papiret ligger det 5 paller. Det kan man, ja. Čia venstriomos, čia tas yra puntas, 1, 2, 3, jos ir iškart gražus susisukti, šiukšlinam netum, nešiukšlinam.
aišku, pasiliksim. Reikalingas bus toliau. O, čia tos dvi dėžės, kurios uždėta etiketė, adresas blogas. Tai vat jos išsikrauna. Čia atrandi kitoje vietoje, dėl jų aš jau skambinau. Išsikrovėm čia Crown Imperial, imperijos karūnos virtuvinis čia iš Anglijos vežasi. Važiuojam dabar į Liero Venstriumo, tas benzino pumpės iškrausim, paskui tas galinės dvi dėžes į Tranby ir tada paskui į Lankusą vėl pastų briodrinio daliai. Tai va, važiuojam ir lekiam. Valo visą laiką klases. Kaip ir atvažiavom į tą jau Venstriumą. Galvoju, po 9:12 čia išsikrausiu. Tikiuosi, tenais, kur važiuosim į Tranby, nebus pietinė, aš neatsimenu, nuo kelių ten jis yra, užsidaro jie. Kažkaip gal spėsim, nes kažkaip ten 10 valandą, pusei valandos laiko užsidaro jie. Matysim. Kažkaip jas galvoju, galbūt reikėjo važiuoti po pirmą tenis. Ne, čia pat yra 20 minučių važiuoti. Tai vat ir dabar čia vat atvykome. Čia atsistojom. O čia ta tomara yra, kur mes priekabas paliekam. Jie patys pasikrauna ir išsikrauna patys. Nu, ir čia vairavimo mokykla yra. Furistai, autobusai. Tai va, ką? Einam žiūrėti, kas iškraus, kaip iškraus ir čia reikės irgi abudu šonus daryti, nes tas vienas didelis yra šone. Tai va, tai einam darbuotis. Išsikrovėm. Viskas čia per abudu šonus. Dabar važiuojam į tą Tranby. Į Tranby važiuojam įsimest, taigi tenais per vieną pusę atsidarysi, ten turės tas ilgas lapkes Topudovai ir tada į Lankusą. Jau Bringas jau tridalioja, klausė, matyt jau planuojas pakrovimus. Tai klausė, kada būsiu aš jau įsikrovęs. Tai parašiau už 2 valandų turėčiau, tai tas čia Tranby šalia išsikrauti, bet paskui per Oslą važiuoti valandikė gaunasi iki ten to Lankuso. Jo, tai šiaip galėčiau varyti per tą tunelį, bet jeigu bus uždarytas, tai nežinau, čia dabar rodo liktais kažkas negerai su tuneliu. Tai va, tai karočią varom, įsikraunam ir žiūrim, per kur varysim, per Oslą ar per Oslo-Fjordo tunelį, kai įsikrausim, ką rodys navigacija. Tai va, gerai, tada lekiam. Čia atvykom į tą Aker Solutions, bet čia yra dar kita firma firmoje, OneSubsea. Tai
Tai čia atvažiuojam, tikiuosi nebus pietai ir reikia eiti ant vartų pas vaktmesterį ir užsiregistruoti, kad čia įleistų. Nu, tas Latvis tai jau negerai, kai aš čia važiuoju tiesiai. Aišku, gerai, einam, reikia užsidėti čia jau refleksinius liemenes būtinai. Gerai, einam. Iškroviau viskas. Tus du kolius reikėjo biškį palaukti. Kažko tas karistas labai jisai. Ateit užsiėmęs buvo žmogus čia ir ten dirba. Tai va, važiuojam į Lankusą, tai varom per blemba. Net nežinau, reikia varyti jaučiu per tunelį, nes čia šiaip į pakalnį nusileidus bus kolonėlė. Jo, varom per tunelį, PM 9 km, o čia PM 3 km. Ir Bamstašūnai 52 minutės, 59 minutės. Nu, net nežinau. Važiuojam į kolonėlę, reikia nuvaryti į kolonėlę. Kavos pasimti, tuliką nueiti, nes jeigu ir per Oslą važiuosim, tai užtruksim. Gaunasi, ten niekur nebus nei sustoti, nei ką, nei kolonėlių. Tai čia reikia važiuoti. Bus geriau, manau. Tai va, tai ką, ir lekiam, tada varom. Pagaliau, blemmas, išsikrovėm. Kažkokios problemas čia, blemba. Trūko jiems muitinės dokumentų iš muitinės tipo kodo, kad išmuitintas krovinys, tai teko pralaukti. Užtruko 1,5 valandos įsikrauti šitam briedrinę dalį Lankuse. Tai jau tai viskas, tai lekiam atgal. Vėl imsim blembas keltą reikia imti, jaučiu. Vėl. Ruppužė. Jo. Imam keltą. Ir kol mes randė, vėl bus mums pakrovimas į Speirą apačioj. Ir mane gada. Tai per Drameną geriau. Jo. Ne, važiuojam per Drameną. Bet jeigu per Oslofjordo tunelį, nu tai važiuojam karočią link kelto ir jeigu bus atidarytas tunelys Oslofjordo, tai varysim tuneliu Oslofjordo. O jeigu bus uždarytas, tai varysim keltu. Jo, taip ir padarom. Gerai, varom. Pasikrovėm, čia tipo 10,5 metrų reikėjo pakrauti tai. O kaip pakrauta, 2 mažiukai
Tėtis, mama, 2 vaikai. Tai va čia į Olandiją eina krovinukas, tai dar bringę turim dasikrauti. Šuo šepetį palikti. Čia, kad nepaliktume mes paskui. Tai va, einam, prisidarysim to šuo. Taip, išsiuntėm. Pasikrovėm. Gerai, tada. Važiuojam dar į bringą dasikrauti. Nežinau, kiek tenais. Tipo, čia turi pakrauti į 10,5 metrų. Tai dabar dar likusis bringė. Ten turėjau pakrauti kitoje vietoje šalia bringų, bet sakė, jau biškį vėlokai yra, tai jie patys parveš distribucinę mašiną. Tai man dar geriau, nereikės nieko grybauti. Tai va, tai ką, važiuojam, dar užsuksim į kolonėlę iki Tūliko ir tada lekiam į bringą. Pasikrovėm, viskas ta. Čia 3 vienetai buvo į tokie, nu čia ekskavatoriaus žnyplės, ekskavatoriaus kaušas, paskui miškovežio tos griebtuvai žnyplės ir toksai buvo, ten matyti, kur krūmus frezuoja, irgi ekskavatorius, ant strėlės susideda galo. Tai peiliai tokie. Tai va, tuos 3 įsimetėm. Tai ir viskas, važiuojam į Color Line, į Larviką, priduot priekabą į uostą, į keltą. Tai ta priekaba, sakė, rytoj tik tais plauks, šiandien nėra streso ją šiandien nutemti. O paskui jau, sakė, grįžti su viena galva atgal į Stokę. Šičia pasiimti priekabą, krautą jau, vėl su skarbonkim tom šiukšlėm į Speirą įsikrauti rytoj ryte. Tai mes nenoriu vėl prisikalbėti, kad nebūtų kokių kamščių ar dar kokios nesąmonių. Tai mes, ko gero, paliksim tą priekabą, partempsim iki Speiros, ten paliksim ir varysim su viena galva namo. Tikiuosi, kad bus Speirio vietos, nes ten būna kartais nebūna vietos, bet įtariu turėtų būti. Nu, jeigu jau nebus vietos, tai varysim su tą priekabą namo, tik tais nenori aš jos temptis namo sunkiai, plempas, na, tempti tą priekabą sunkiai namo nesinorisi. Norėtųsi, kaip sakau, su viena galva parlėkti, rytoj savo vėl su viena galva nulėkti. Tai va, tai ką. Tai lekiam iki kelto, iki Color Line. O štai ir Color Line'as. Keltas dabar plauki. Reikia staigiai priekabą numesti ir tept slidus iš čia, nes tuoj bus kamštis tame Larvike. Čia bus velniškai daug mašinų tam pačiam mieste, tai čia paskui trunki, kol išvažiuoji. Nu, čia įlysim ko gero. Turim įlysti. Greitai. Paskui čia daug atvažiuoja tų keleivių, čia fūrų susidaro eilė didžiausia, jėzau. Daug čia. Paskui per tą visą miestą šviesoforai, žiedai, kol visi išvažiuoja, yra biški reikalų. Nu, einu skabinėti. Nu, atskabinom. Kaip mes čia prasibrausim.
Aš čia dabar tų pilna fūrų irgi į tą muitiniais lengvų. Čia dabar reikia man važiuoti kiaurai. Visur kiaurai. Dar muitinė, čia muitinė tikrina visus, kas atplaukia. Tai jis tai būdavo ir mane tikrins. Tai gal mane, kaip sakant, ir paleis jie. Tai renginas. Nu, važiuoju, nevažiuoju. Jie atpažįsta mus, leidžia, palinkėjo galvą, gerai, kad aš išvažiuoju. Visio, čia renginas, gerai, lekiamas. Kaip tik, prieš pat, nes čia tų lengvų mašinų tiek pasipila, tačiau Jėzu. Čia pratyriuoju daug laiko, kol išvažiuoju. Ir tai čia gaunas vakarai ir taip, žmonės jau vietiniai čia, kur sudaro kamščius, o dar čia iškeltą pravažiuoju būrysą. Tai čia irgi lekia visi kaip be galvų. Tai va, tai viskas palikom. Važiuojam dabar tada į tokią bringą pasimti tenais priekabą ir namo. Davai varom. Nu, всё. Pasėmėm priekabą iš bringos tokias. Tai dabar važiuojam į Holmestrandą. Speirą. Tenais įsikrausim rytoj ryte. Tai aš tenais ir paliksiu priekabą. Viršui ten Speirui stovėti. Nes ten vietos yra. Nu, dažniausiai būna. Ir tada važiuosim namo. Šiandienai, kaip sakant, ir bus trumpesnė diena. Bet namo grįšim. Pagaliau jau galbūt įsivažiuosi tas vėžes, kur jau biški to darbo sumažės. Tai va, tai ką, važiuojam palikti priekabą į Speirą. Tai va, davai varom. Nu, atvažiavom į Speirą, paliekam priekabą, kaip tik viena vieta laisva ir buvo užimta. Tai stovėjo viena fūra, kaip tik jisai rodo, kad tipo išvažiuoja jisai. Tai va, palaukiau kelias minutės, tai jisai ir išvažiavo, aš vaistūnau ir viskas, ir baigta. Tai va, važiuojam namo. Ir, kaip sakant, šiandien mums pavyko. Jo, čia mums iki namų valandikė kelio. O rytoj ryte atvarysim, pasiimam priekabą čia. Ir tada į apačią Holmestrande nusileisim išsikrauti. Tai va, tai ką, lekiam į tą link namų. Tada. Tai ką, jau baigti darbai. Viskas. Grįžom namo, viskas užteko laiko. Jo, 8 valandas 7 minutės šiandien vairavę. Baigėm 19:00 lygų 12,5 valandas. Nu, pravažiavom 523 km. Normaliai. Tai va.
Gerai, čia dienelė buvo gan lengva, galiu pasakyti. Viskas čiki-puki. Rytoj startuosim 6 valandą. Po 7:15 panašiai būsim jau Speirui išsikrauti. Eilė gal bus, nežinau, matysim. Nu, bet čia jau rytoj. Tai va. Tai ką galiu pasakyti? Ačiū, kad buvot kartu. Smagu, kad žiūrit. Tai va. Patiko like, nepatiko dislike. Pakomentuokit ką nors. Prenumeruokit kanalą, jeigu patiko, jeigu dar nepadarėt. Tai va, tai ką galiu pasakyti. Gero vakaro visiems, gero žiūrėjimo. Tai va. Gerai tada, einam namo. Iki rytojaus.